Ir sportininkai bėgantis tik sprintą nėra mažiau sportininkai. Taip ir kūrėjai, kuriantis vaikam, nėra mažiau kūrėjai. Nors... Su jumis sveikinasi Milda Alslamach, laidos Kas blogesnio vedėja. Šioje laidoje kalbėsiu su menininkais tyrėjais apie tai, kas blogesnio įvyko jų gyvenimuose ir kūryboje. Kalbinu Ievą Jackevičiūtę, teatro tyrėją ir kūrėją, bet visų pirmiausia, kaip ji pati prisistato, moterį. Labas, Ieva. Labas, Milda. Sveika atvykusi į laidą Kas blogesnio. Ir norėčiau pirmiausia tave trumpai pristatyti. Taigi, tave aš pažįstu daugiausia kaip režisierę, choreografę, spektaklių vaikams, kūdikiams ir jauniems žmonėms, paaugliams kūrėja bei tyrėja. Bet tiesą pasakius, aš kaip vakar pradėjau ieškotis informacijos apie tave, tai atradau, kad tu esi nugyvenus dar bent porą gyvenimų iki to ir turi dar įdomių tokių įvykių savo gyvenime. Tad norėjau tavęs paprašyti, gal galėtum trumpai papasakot apie visą tą savo profesinį gyvenimą, nuo ko jisai prasidėjo, kur jisai progresavo ir kur esi šiandien, kad susidarytumėm įspūdį apie tai, kokia iš tikrųjų įvairialypė asmenybė tu esi. Ačiū, Milda, už klausimą ir už navigaciją, kad trumpai pristatyti. Tai dabar susijaudinu ir galvoju, kaip čia taip dabar trumpai viską pristatyti. Tiesą sakant, aš savęs neidentifikuoju nei kaip vienokios rūšies kūrėja, nei kaip kitokios. Aš kažkaip save matau skirtingose socialiniuose vaidmenyse, bet kuris pirmiausia tai būtų moteris. Ir iš mano moterystės ir motinystės šiandien išplaukia visos ir kitos gijos susijusios su mano profesija. Ir aš galiausiai pradėjus režisuoti vaikam, apsigynus meno daktaro disertaciją, aš supratau, kad būtent šiandien aš galiu kažkaip aprėpti savo veiklas ir suprasti ir suvokti, kas aš esu, ką aš veikiu ir kodėl aš veikiu, nes mano ilgametė pedagoginė praktika, kūryba ir motinystė apsivienijo tokia vienoje raiškoje kaip režisūra ir spektaklių kūrimas mažiems vaikams. Ir jinai kažkaip pradėjo skleistis, nes iki tos akimirkos mano kūrybinis kelias buvo, aš sakyčiau, labai ilgas. Ir šiaip aš esu labai optimistiškas žmogus ir šiaip fatališka moteris ir viską žiūriu galvodama, kad viskas taip ir turėjo būti, viskas yra gerai, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą ir aš šiaip niekada nesikoncentruoju į tai, kas buvo sunku, kas buvo blogai. Važiuodama pas tave į laidą, žinodama, kad jos yra pavadinimas Kas blogesnio, ką žinau, galvoju, viskas čia man gerai. Bet iš tikrųjų, tai tas kelias, iki ko aš atėjau šiandien, profesijos rytį, buvo labai labai ilgas ir iš tikrųjų buvo sunkus. Gal atsimeni, koks įvykis vis dėlto yra įsimintiniausias kaip ta didžiausia krizė, ir tu esi paminėjai šitą žodį būtent krizė vienoje laidoje ir pristačius netgi krizę labai pozityviai kaip posūkio tašką. Ką tu atsimeni iš savo gyvenimo, kas tau būtų tas būtent krizinis įvykis, iš kurio galbūt buvo sudėtingiausia išsikapstyti, bet galiausiai jis gal atvedė iki gerų tokių pasikeitimų gyvenime ir profesijoje? Aš manyčiau, kad kiekvienam kažkokiam gyvenimo etape buvo krizė ir ne viena, bet dabar aš iš laiko perspektyvos, kaip žiūriu, tai aš to neįvardinčiau kaip vieno įvykio. Tiesiog buvo labai labai nemažai kliūčių ir sunkumų realizuotis kūryboje. Pirmiausia dėl to, aš baigiau Čiurlionio menų gimnaziją, iškart įstojau mokytis į teatro akademiją, baigiau vaidybos studijas. Ir sulig studijų pabaigimu tarsi ir prasidėjo tie sunkumai. Kodėl? Todėl, kad tada man atrodė, kad aš esu nepakankamai gera. Ir mane iš tiesų mano visą kūrybinį profesinį kelią
iki tol, kol gimė vaikai ir kol nenusprendžiau, jog pradėsiu režisuoti vaikam, mane lydėjo toks nepakankamumo jausmas, kad aš esu nepakankamai gera, nepakankamai gerai vaidinu, dėl to neturiu pakankamai vaidmenų, nepakankamai gerai šoku, dėl to neturiu pakankamai galimybių šokti, nepakankamai gerai ekrane dirbu, dėl to neturiu pakankamai galimybių dirbti ekrane, o visko dariau tarsi labai daug ir tarsi galėjau daryti, bet nebuvo galimybių. Aš tik tai šiandien būdama ir matydama šiandienos galimybės, suvokiu, kad ta karta, kuri baigė draugę su manim ir dar keletą metų ir prieš ir po, mes tiesiog tokiam laikmetį baigiam, kai nebuvo galimybės individualiai saviraiškai ir individualiai kūrybai. Tarkim, baigus tuo metu vaidybos studijas buvo keletą Lietuvos valstybinių teatrų, į kuriuos, tarkim, mano kursiokai, 25 žmonės, mes baigėm, lygiai vienas žmogus dirbo valstybiniam teatre. Tai reiškia, visi kažkur pakibo, kažkur kažkas kažką po truputį veikia, bet iš esmės tai tiesiog buvo toks laikmetis, aš kaip šiandien suvokiu, kad nebuvo galimybių saviraiškai. Tai čia nebuvo krizės. Tiesiog būdavo sukuri vieną vaidmenį ir lauki ilgiausiai. Ir tiesiog buvo mažai praktikos. Ir tas nepakankamumo jausmas, matyti, ir plaukia iš to. Suvaidini ekrane vieną vaidmenį ir vėl lauki. Ir vėl nežinai, o kas gal aš nepakankamai gera. Ir tą savo darbą, aišku, sunku vertinti. Nes jisai 1, 2, 3. Jų nėra tokio, nebuvo tokio jau krūvio, kad būtų galima... ir man pačiai savim patikėti, kad aš pakankamai gerai visą tai galiu daryti. Ir dėl to tas, kaip tu ir sakai, atrodo, nugyventa daug gyvenimų, nes mano aistra kūrybai, entuziazmas, noras tai daryti buvo, beprotiškai didelis. Ir kažkaip manęs tai nesustabdydavo, aš vis tiek ieškodavau ar vienokios, ar kitokios galimybės. Ir aš taip atsidūriau meno edukologijai. Ir labai aktyviai pradėjau reikštis kaip meno edukologė. Ir aš ten galimybių buvo daug. Ir aišku, kad buvo ir kažkokių nesėkmių, ir kažkokių neteisingų sprendimų tam pedagogikos kely, bet tiesiog buvo labai daug praktikos ir buvo galimybė savim patikėti ir jaustis pakankama. Tai meno edukologijos sritis buvo ta, kur aš visada jutausi pakankamai gera. Bet kūrybos sritis jinai vis tiek ėjo šalia, nes meno edukologijos sritis, aš manau, yra neįmanoma dirbti paraleliai nekuriant meno, nes tu turi būti jausti šalia, visą laiką viduje būti, žinot, kas vyksta, kaip tai vyksta. Ir galiausiai, tik pradėjus režisuoti, šiais laikais, pačiai susikūrus visas galimybės, niekam nepasiūlant, niekam... niekur nepakviečiant, niekam nieko nesukūrus specialiai man, o man pačiai susikūrus tas galimybės, aš tiesiog pajutau, kad aš esu pakankamai gera tame, ką aš darau šiandien. Bet tik tai dėl to, kad atsirado galimybių įgyti patirties, įgyti praktikos. Tai kaip tu manai, vis dėlto tas tavo pasitikėjimas savimi, tai buvo daugiau šitų išorinių pasikeitusių aplinkybių, pasikeitusio pasaulio pasiekmė, kad mes tapom atviresni ir atsirado tų galimybių pačiam kažką daryti? Ar vis dėlto tai daugiau yra tavo nuopelnas, kad tu kažką nuveikiai vardan to ir tas vidinis toks impulsas atsirado ir pasitikėjimas savimi? Manau, kad tai yra susiję dalykai, bet tos galimybės tiesa jos atsiradusios vos keletą metų, o aš kūryboje esu labai senai. Aš ankstyvos vaikystės šoku baletą, profesionaliai šokau. Tai manau, kad yra mano darbo dėka, iš tikrųjų, net ir nežinau, ar tai pavadint darbo, aš manyčiau, kad aistros kūrybai. Nes aš šiaip tai save, kai pasižiūriu atgal, galvoju, bet tai kaip taip mane neužgesino niekas tos ugnies, nes tiesiog labai daug buvo aplinkybių, kur tiesiog nėjo reikalai. Nes aš ir ten bandžiau, ir tą dariau, ir kitką dariau, ir toks jausmas buvo, nors aš nežinau, gal mums visiems menininkam taip atrodo, kad visi kiti tai daro, o aš tai nieko nedarau, visiems kitiems tai sekasi. O man tai kažkaip tai nesiseka, nesiveria kažkaip tos galimybės, nors šiaip tai aš
kaip dabar pasižiūriu, ar ne, aš daug dariau, aš ir šokau, ir šiuolaikinio šokio trupė, ir su beveik visais tuo laiku choreografais, kurie kūrė, šokau. Ir televizijoje dirbau, ir kine vaidinau, ir teatre vaidmenų turėjau. Bet viskas buvo taip kažkaip, ne iki galo, tai kad nebuvo galimybių taip įleisti šaknis ir įsiskleisti. Bet aš kažkaip vis nenuleisdavau rankų ir vis ieškojau tų naujų galimybių ir galiausiai, kai atsirado jos, tai irgi nieks nepamokė, nei kaip nevyriausybinė organizacija įsisteigti, nei kaip nepriklausomam teatre veikti, nei kaip paraiškas rašyti, nei kaip galų gale režisuot pradėti. Doktorantūros studijos atsirado jau pasekmėje to, kad aš turėjau sukūrusi spektaklių. Turėjau jau kaip ir tą temą paanalizuotą, su kuria stojau doktorantūrą. Tai aišku ir galimybės, bet ir mano, ką žinau, užsispyrimas tikriausiai, darbas, darbštumas, arba tiesiog, meilė, aistra tam, ką darai, aš kažkaip visada tikėjau. Man tiesiog smagu, aš niekada to darbo paliūdėdavau, kad neina kažkokie dalykai, ir vėl darydavau. Kažkaip atrodo, kad tau, kaip sakau, tas džiugesys atneša tokį pasitenkinimą, kad net pasimiršta tas sunkus darbas, ar taip galima būtų sakyti. Ką žinau, man atrodo, visiems pasimiršta. Tai negi dabar sėdėsi ir liūdėsi tame, kad kažkas kažkada buvo negerai. Taip labai liūdna gyventi, norisi gyventi džiaugsmingai, norisi gyventi linksmai, norisi džiaugtis savo profesiją, nes mūsų profesija, kuria jinai yra nuostabi, jinai teikia daug džiaugsmo. Tikrai. Bent jau man tai yra tokia kaip kažkokia paralelinė visata, kuri leidžia kažkaip atitrūkti nuo tos realybės, nuo kažkokios kitos realybės, sakykime, ar ne? Nes tengi ir laikas ištirpsta, ir visos bėdos, visi rūpesčiai ištirpsta kūrybos toje akimirkoje, kai būni. Ir laikas reliatyvus tampa. Ir apskritai tas visas kūrėjo kelias nuo minties, nuo idėjos link materializavimo, jis yra kažkoks labai mistiškas, bet to pačiu labai įdomu jį ir demistifikuoti, ką mes ir veikiam, tarkim, ar ne, studijose, doktorantūros, meninių tyrimų metu, būtent demistifikuoti, kaip gimsta, kaip tai atsiranda nuo minties iki materijos. Ir tas labai yra įdomu, ir man dar įdomiau, kad visa tai tiesiog kažkokia idėja užgimusi arba atkeliavusi kaip per kanalą, per mus, per kūrėjus, jinai paliečia ir paveikia kitus žmonės. Ir paveikia visaip. Kažką sujaudina, kažką pradžiugina, kažką pralinksmina, kažkam kažkokius klausimus arba atsako, arba atvirkščiai iškelia. Tai labai įdomu yra, tai labai graži sąveika žmonių per kūrybą. O ką tau pavyko demistifikuoti savo doktorantūros studijose? Aš sakau, jeigu nebūčiau menininkė, tai tikriausiai būčiau kokia nors matematikė, nes man viskas yra formulės. Aš, tarkim, pati kurdama savo spektaklius, aš turiu tokią, bet čia gal iš to pedagoginio darbo, nes pedagoginiam darbė irgi reikia, tarsi visada turi taip atsitraukti, turi stebėtojo būseną ir suprasti, tarkim, su ugdytiniu, kodėl vieni dalykai, o ne kiti dalykai vyksta. Tai man taip ir su kūryba yra, man patinka viską žiūrėti ir matyti formulės. Aš netgi savo doktorantūros darbe spektaklį pristačiau kaip formulę, kad, tarkim, mano spektaklis susideda iš tokių tai scenų, kurios trunka tiek tai minučių, kad yra tokia pradžia, kad tokia yra pabaiga. Tai man, aš, pavyzdžiui, dabar kuriu, bet lygiai pagal vieną formulę, kuri atrodo, aš jau kartais netgi išsigastu, Dieve mano, aš jau čia kartojos. Ir vis paklausiu, o čia net toks pats spektaklis, kaip buvo prieš tai, kaip tavo atrodo, sako, ne, visai kitoks. Nes aš pati savo, tai aš tai matau, tam tikras kažkokias schemas, kurias aš taikau, tas pačias. Bet, aišku, susitikimas su tema, susitikimas su kūrėjais, su žiūrovais, kiekvieną kartą yra vis kitoks. Ir svarbiausia, kad ta formulė veikia, jinai vis iš naujo, kaip suprantu, tu ją pastvirtinai ir jinai toliau gyvuoja, ar ne? Ir ne tik tai, kaip esu girdėjus, taikai ją spektakliuose su mažiausiais, vėliau pradėjai taikyti ir spektakliuose su
paaugliais. Tai gal mes tą formulę galim paimti ir pritaikyti suaugusiems irgi, ar kada nors apie tai mąstei? Oi, tai taip, aišku, aš čia taip, žinai, sakau, formulė kažkoks stebuklingas dalykas, kaip ir ten, jeigu pradėsi viską atverinėti, gilintis, tai kaip ir lyg ir nieko ten to sudėtingo, bet, mum, kūrėjam, kažkaip reikia, kartais atrodo tarsi iš oro paimti kažkokias ar ne idėjas, bet jas reikia verbalizuoti, reikia susitikime su žmonėm, reikia ištransliuoti savo idėją, ar ne, kad mes visi tuo pačiu pradėtumėm gyventi ir, kaip aš sakau, iš to paties debesies pasijungtumėm savo kūrybinius kanalus tame etape, kai kūrėme. Tai, taip, tam reikalinga formulė. Aišku, ta formulė, aš čia gal labiau juokauju, bet iš esmės, tai ką aš atradau, tarkim, kad labai mažiem vaikam būtina tai yra interaktyvios veiklos, tai yra galimybė ne vien stebėti, bet to pačiu būti ir dalyvių, ir kūrėjų. To, reiškia, vyksmo sceninio, jeigu mes apie scenos meną šiuo atveju šnekam, tai irgi ten priklausomai nuo amžiaus, visai mažiem vaikam, tai jiem norisi visą laiką būti tik tai dalyvės, jau šiek tiek vyresniems vaikams jau galima leisti ir žaisti pagal žaidimo taisyklės, kad dabar tu žiūrovas, o dabar tu irgi aktorius. Tai vat šitas momentas tikrai jisai puikiai veikia ir su paaugliais, kurie vėl nebenusėdi vietoj, kuriem galbūt jie atsitraukia ir kurie galbūt nenori nei stebėti, nei žiūrėti, netgi ir įsitraukti nenori, bet atradus tą formulę, kai gali įtraukti juos neperžengiant jų asmeninių ribų, nes tarkim maži vaikai, tai jie peržengia ribas, jie įeina į artisto erdvę. Tai čia šiuo atveju reikia irgi su paaugliais dirbant atrasti būdą, kaip neperžengti į jų asmeninę erdvę, bet neversti jų peržengti ir mūsų kūrėjų erdvę, bet atrasti tą dialogą ir pokalbį, kaip pasiūlyti bendrą kažkokią veiklą, kas nebūtų vien tik tais pasižiūrėjimas spektaklio ar muzikos pasiklausimas spektaklio metu. Tai žinoma, mes tiesiog turime kaip uždavinį visą laiką, kad tai padaryti reikia. Nes vien kaip kino teatre filmo žiūrėjimas ar ne, irgi yra. Aš gal vadovaujuos tą idėją, kad bet koks menas yra įtraukus, paveikslas stebėdamas. Žmogus irgi įsitraukia filmą žiūrėdamas, įsitraukia emocionaliai. Bet kas man teatre, jaunai auditorijai yra įdomu, kad tiesioginis dalyvavimas, tai reiškia kūno įsitraukimas, kad reiškia kūniškai galėtų įsitraukti, kad reiškia, kad galėtų galbūt šnekėti, galbūt dainuoti, galbūt daryti kažkokius tai veiksmus, galbūt netgi ateiti, žodžiu, kas būtų susijęs su tiesiog ne fizinė raiška. Tai duoda didelį poveikį ne tik tam, kuris tai daro, bet ir stebintiesiems ir tai sukuria papildomą pridėtinę vertę to viso, sakykime, sceninio vyksmo. Tai mes kuriam kai spektaklius, sakykime, paaugliams, tai turim savo tokį uždavinį. Tai yra ta viena iš formulės, ta lygčių, kurias, mums reikia šitą lygtį išspręs, būtinai spektaklį turi būti scena ir ne viena interaktyvi, kurioje galėtumėm vienaip ar kitaip komunikuoti ir sąveikauti tiesiogiai su žiūrovu, priklausomai nuo temos. Ir tada jau spektaklio kūrybos metu daromės kūrybinės laboratorijos su tikslinė auditorija, tai gali ir su paaugliais ar ne, pavyzdžiui, ir bandomės, sprendžiam tą lygtį, kas tinka, kas netinka. Yra atvejų buvę, kur, čia tai tikrai gerai bus šitas, pabandai ir vaikyti visai nieko gero. Tarkim, mes turim vieną spektaklį, paaugliams 10-14 metų, kur mes, žodžiu, duodam vaikam, tokius kamolius mėtyti, ir tai yra spektaklio pati pradžia, ir pas mus buvo pirmi bandymai, netiksliai užduota vaikam rekomendacija, tiesiog mums spektaklis sugriovė nuo pat pradžių, nes jie visi tiesiog subėgo į sceną ir jie pradėjo, kaip siaubti ir niokoti viską, linksma, jie žaidžia, nes mes uždavėm, žodžiu, galima mėtytis, tai jie ir mėtosi visur, ir į aktorius, ir visur kitur. Tai uždavinys yra, bet prieigos ir priemonės paieškose būna, kol galiausiai atrandam tą būdą, kuris džiugina ir kuris duoda tą rezultatą, kurio nori. Įdomu labai yra, kad tu į spektaklį tikrai žiūri kaip į uždavinį. Kažkoks yra užduotis ir tada tu susikvieti žiūrovus ir sprendi su jais tą uždavinį bandymo būdu. Tai yra tikras toks tyrimas, kaip suprantu, ne veltui tu ir esi meninių tyrimų srityje. Aš manau, kad tai
diktuoja auditorija, kuriai aš kuriu. Tai yra jauna auditorija, tai yra vaikai, kurių amžius labai skiriasi ir kurių raidos požymiai skiriasi. Va, tas teatras jaunai auditorijai ir yra specifinis labai tuo, kad nenori, turi atsižvelgti į poreikius. Tarkim, kol yra visai maži vaikai, tai tie poreikiai skiriasi vos kas porą metų. Tai tarkim, metų vaikas ir 4 metų vaikas, tai yra labai didelis rėžis. Vėliau jau paauglystė ten 14, 15, 16, sakykime, jau jie kažkaip, gali sužiūrėti spektaklį 14-metį, 16-mečiui skirtą ir atvirkščiai. Bet labai svarbu žinot auditorijos poveikį, o jo nesužinosi netyrinėjant. Tarkim, jeigu kuriam suaugusiam, tai jau ateina brandų žmonės, tai daugiau ar mažiau kiekvienas atras savo įsitraukimo lygį į spektaklį, panalizuos savo rūpimas temas ir klausimus. O su vaikais ir paaugliais taip nėra. Jeigu vaikam vieniem viskas dar yra džiaugsminga, jau vyresni jau jie gali labai kelti chaosą didelį, ar ne, iš to džiaugsmo. Dar vyresni keliaujant lyg paauglystės gali labai būti atsainus ir labai atsiriboti ir jiem gali tiesiog pagal raidą taip reikštis, kad reaguot, kad man iš vis čia viskas žiūri be ryšio ir žiūri neįdomu, bet mesgi jį pasikvietėm dėl kažkokio tikslo, susikalbėti, kad kažką papasakoti, kažkaip per meną atrasti dialogą. Tai be tyrinėjimo kažkaip neįmanoma, aš taip manau. Sutinku su tavim tuo labiau, kad pati esu tyrinėjusi kažkiek žiūrovus, tai labai sudėtinga tema ir tikrai neprognozuojamas yra žiūrovas skirtingose kultūrinėse irgi kontekstuose, amžiaus ribose. Tai tikrai yra ką patyrinėti. Taip, tu labai čia gerą temą palietei, kad skirtingi kultūriniai kontekstai labai skirtinga ir kultūrinė scenos meno produkcija siūlo, nes kiek tenka važinėti po festivalius, kažkaip stengiuosi aktyviai į metus bent po kartą ar porą nuvykti kažkur į užsienio šalis, pastebėti, kas kuriama. Tai labai skiriasi. Labai skiriasi ir kūryba, ir temos, ir poreikiai, ir auditorijos labai skiriasi. Tai vėlgi nelygų kokioje auditorijoje, kuri aš netgi, tarkim, gyvendama Lietuvoje ir kurdama spektaklius skirtingose Lietuvos miestuose, aš galvoju apie miestą, kuriame bus sukurtas spektaklis, galvoju apie tėvus, apie mamas, kurios ateis su kūdikiais, ar jie jau pasiruošę priimti ir vertinti, pasinerti į šiuolaikinį teatrą vaikam tokį, koks galbūt gali būti Skandinavijai pasiūlytas. Man galbūt ir norėtųsi labai pritaikyti kažkokias kūrybinės tendencijas, labai šiuolaikiškas, bet aš vis dar kartais keliu klausimą, ar jau pasiruošė žiūrovas. Kartais aš savo atsakau, kad ne, šitam regione greičiausiai dar nepasiruošę, dar reikia žiūrovų užauginti iki tam tikrų meninių sprendimų. Ir tai normalu, nes tas šiuolaikinis teatras labai mažiem vaikam, jis tebesivysto, jis yra jaunas kaip teatro forma, dauguma mūsų dar kaip tėvai mes esame užaugę, matydami, jeigu apskritai matėme, tokį akademinį teatrą vaikams ir mes turime suvokimą, kaip tą teatrą stebėti ir vertinti vienokį iš savo vaikystės perspektyvos. Tai mums kaip kuriems norint pasiūlyti šiek tiek kitokį teatrą vaikams, mums reikia paruošti žiūrovą. Ir žiūrovą tu, sakydama, turi omeny konkrečiai tėvus, ne vaikus. Nes... Taip. Todėl, kad čia labai tokia slidi riba. Žinoma, kad mes kuriame vaikam ir stengiamės atitikti vaikų poreikius, bet labai svarbu yra ir tėvai. Ne dėl to, kad jiems turi kažkaip patikti ir mes čia juos prajuokinti ir pralinksminti kažkaip turim, o jie irgi ateina, būdami naujam savam socialiniam vaidmenyje. Aš tik tapau mama prieš metus, ar ne, prieš 2, prieš 3, aš tik tapau tėčiu. Mano yra naujas socialinis vaidmuo ir aš teatrą dabar pamatau kitaip, vaiko akimis. Bet aš vis tiek turiu savo kažkokią atsineštinį dalyką, ar ne? Kaip aš suprantu, koks teatras turi būti. Ir žinoma, kad aš turiu galvoti ir apie tėvus, ir apie šitą auditoriją. Manau, šiuo atveju net labai stipriai turbūt reikia pagalvoti, pas jūs kaip ir 2 auditorijos gaunasi. Vieni yra tėvai, kiti vaikai. Ir čia iš vis yra sudėtingas turbūt uždavinys, į ką jūs labiau orientuojatės. Taip,
yra jisai sudėtingas, tas uždavinys, nėra to svertų į ką labiau, aišku, kad tai yra į vaikus, bet labai tėvus irgi reikia turėti omeny ir reikia jos paruošti, reikia netgi su jais ir kalbėti, netgi, tarkim, prieš spektaklius irgi labai tokia, aš tai vadinu intro dalimi, šiaip visam pasauliu visi kūrėjai, kurdami tokie mažiem vaikam daro tą intro dalį, kiekvienas gal skirtingai pasirenka, ką turi pasakyti, bet yra įžanginė dalis, kuria susitariamo žaidimo taisyklės, kad dabar bus taip, dabar matysi taip, vaikai gali arba negali kažko tai daryti, priklausomai nuo to, kaip kūrėjai pasirenka, bet iš esmės, kiek man teko irgi matyti užsienyje festivaliuose kurtų spektaklių, tai būtent ta intro dalimi, ko paprastai nėra spektakliuose suaugusiems, neišeina niekas į holą spektaklių suaugusiems ir nesako, žiūrėkit, dabar bus taip, galit daryti tą, arba negalit daryti to. O mažiem vaikams spektakliuose yra būtina dalis, ar ne, ir aš ją ne pati sugalvojau, tiesiog tie, kas kuria jau senai, yra suvokę, kad reikia kito priėjimo, kad tėvam reikia pasakyti, kad žiūrėkit, mes kurdami tokiem mažiem vaikam žinojom, kad vaikai vaikščios po erdvę, tai jūs jų nelaikykit, leiskit. Čia ne toks spektaklis, kaip, žinai, vaikam vyresniem arba suaugusiam, kad negalima eiti į sceną. Mes ir sukūrėm sceną tokią, kurioje saugi, į kurią gali įeiti, kur vaikai gali imti arba negali imti šito ir šito dalyko, bet vėlgi, kaip mes tai apžaisim, nes jeigu vaikui yra 2 metai ir jis atėjo patirti, mes kaip kurie žinom, kad tokio amžiaus vaikai, turim žinot, kad jie pasaulį, to pačiu ir meną pažįsta viską imdami, liesdami, ragaudami. Taip, jo, tai apie visą tai irgi reikia pagalvoti ir reikia tėvus informuoti, kad mes žinom, viskas gerai, jūs dėl to nesijauskit, tai vaikai gali visur eiti ir viską daryti. Bet kuo toliau, kai aš šitą įžangą dabar sakau, tai aš dabar kitą tendenciją pastebiu, kai aš pasakau žodį viską galima daryti, tai tėvai, reiškia, susitapatina su vaikais ir, viską galima daryti. Tai reiškia, tada ir man galima. Tai ir mamos tada atsisėdusios, pavyzdžiui, spektaklio metu šneka, dalinasi, kaip sekasi augti, kaip sekasi maitinti, kaip sekasi miegoti. Tai čia irgi tokia nuolat vis tobulėja, tobulinimui, taip sakant, paslanki tokias rytis, kur reikia keisti raktinius žodžius. Vaikam galioja šitos taisyklės, o tėvam galioja taisyklės įprastos teatre. Teatre mes nekalbam suaugę. Sakė, juokinga, aišku, čia visokių tokių kuriozų. Man būna, kad aktoriai po spektaklio sako, kažką reikia su to daryti, žinokit, nes mes vaidinam ir mums tiesiog reikia prieiti ir sakyti mamom, kurios buities rūpesčius aptarinėja. Tokius gali būti dramaturginis intarpas. Gali. Šitose spektakliuose labai mažiem vaikam gali. Tikrai įdomu yra pastebėti, kad tai, ką tu sakai apie vaikų spektaklius, aš iš tikrųjų esu taikius ir suaugusių spektakliams. Tas intro, kuris pakeičia stebėjimo kokybę kažkaip, jisai yra labai iš tikrųjų svarbus dalykas ir įdomu, kad tai jau seniai yra žinoma vaikų spektakliuose, bet dar ne taip aptarinėjama suaugusius spektakliuose, nes man rodos, kad tai toks svarbus labai aspektas yra. Tiesą sakant, aš nekartą esu girdėjus, kad kūrėjai, kuriantys suaugusiems teatrą, skolinasi ne vieną idėją iš kūrėjų, kuriančių teatrą vaikam. Kad vaikai tarsi ta auditorija tokia labiausiai nenuspėjama, bet jinai tikriausiai yra. Jeigu yra neįdomi scena 1 minutę, tai tavo bėda, mielasis artiste, kad jinai yra neįdomi, nes vaikai tuoj pat nusisuks ir ims siaubti viską. Arba visiškai nestebės veiksmo ir pradės bėgioti ir viens paskui kitą jungtis, bėgioti ir sukels tokį chaosą, kuris pavojingas netgi gali pasidaryti. Prasme, kad čia ir dabar iš karto reakcijos yra vaikų ir dėl to šie kūrėjai yra priversti labai aiškiai išsigryninti, ką daro ir kodėl daro. Ir būtent daryti tos tyrimus, bandymus. Aš sakau, tokie spektakliai, jie yra trumpi. Net ir paaugliams jie yra trumpi. 5 minutės. Pamokos trukmės, ar ne? Kurioje viskas turi sutilpti.
aš juos vadinu tokiu kūrybiniu sprintu, kaip vyksta olimpiados sportininkai, ir ne vieni maratonus bėga, kiti sprintą bėga, bet jie vienodai yra vadinami sportininkais ir jie tos pačius medalius gauna, ar ne? Tai čia tokia mūsų kuriančių jauną auditorijai, bendruomenės tokia jautri tema, kad visgi šitas rytis, jinai verčia kūrėjus jaustis nepakankamai kūrėjais. Todėl, kad jie tarsi mažesni, nes vaikai maži. Mažesni, nes spektaklis trumpesnis. Mažesni, nes finansavimas spektakliam gaunamas mažesnis. O iš tikrųjų tai tiesiog yra visiškai kitas priėjimas. Kūrėjai, kuriantis vaikam, taip kaip ir sportininkai bėgantis tik sprintą, nėra mažiau sportininkai. Taip ir kūrėjai, kuriantis vaikam, nėra mažiau kūrėjai. Nors bendruomenė, mūsų bendruomenės lauke vis dar yra šitas požiūris ir yra šita tendencija tiek ir finansavimų skirstant, tiek ir atlygius, tarkim, aš irgi esu gavus ne kartą teikdama paraiškas irgi komentarus, kad kaip spektaklių vaikams reikėtų permastyti sąmatą ir atlygiai yra ženkliai per dideli kaip atlygiai už spektaklį vaikam. Tai aš jaučiu tokią misiją skleisti žinią apie tai, kalbėti garsiai apie tai, dėl to man visada patinka atskleisti kažkaip kortas ir dalintis apie tą specifinį ir labai unikalią kūrybą jaunai auditorijai, kad tikrai nėra kažko paprastesnė, tiesiog yra kitokia. Man atrodo, taip istoriškai yra susidėlioję, kad buvę tokių ganėtinai prastų spektaklių praeitį, kur tiesiog atmestinai darydavo kūrėjai. Tai būdavo būdas užsidirbti, padarant kažką lengvo ir greito vaikams. Ir dabar yra išlikęs tas toksai stereotipas, kad čia su vaikučiais ateisiu, pažaisiu ir viskas. Taip, yra visaip ir apskritai, tai gal istoriškai ir giliau yra susiję, kaip teatras vaikam apskritai, kokį tik tai 100-metį apskritai yra toks, ar ne? Ir tai yra susiję su vaikų teisėm. Apskritai, teatras labai mažiem vaikam pradėjo vystytis tik tai atsiradus vaikų teisės konvencijoje straipsnėje, kuris kalba apie tai, kad kiekvienas žmogus, tai yra vaikas, turi teisę patirti meną pagal savo amžių ir pagal savo amžiaus poreikius. Anksčiau iš vis tokios kalbos net nebuvo, vaikai buvo tiesiog darbo jėga. Šeimoje atsiradusi dar viena papildoma darbo jėga, ar ne? Tai kai pradėjo keistis apskritai požiūris į vaiką, naują žmogų, naujai atsiradusią gyvybę žemėje, pradėjo apskritai keistis ir švietimas, ir kultūra, tai gal dar, tai yra toks globalesnis dalykas, jeigu šiaip teatras tai skaičiuoja jau amžius, tai teatras vaikam dar labai jaunas ir jis dar vis kovoja už savo pozicijas. Bet aš kalbu apie teatrą, tačiau lygiai tą patį pasakyta ir rašytojai vaikam, ir kitų visų sričių kūrėjai vaikam. Tiesiog visa tai, kas susiję vaikam, kažkodėl tai yra kol kas dar žemiausiai lentynai. Bet jūs labai sėkmingai keičiat, man atrodo, šitą požiūrį. Kol kas nežinau, tyrimų dar nei patys atlikom, nei matėm kažkokiu, bet norisi tikėti, kad po truputuką bent jau garsiai kalbant ir nuo savęs pradėjus, kad gal ta žinia kažkaip tai banguos ir tie ratilai kažkaip pasieks ir daugiau. Matai, man atrodo labai taip emociniam lygmenį, bent mane paveikė tavo vyro pasisakymas Raimundo Klezio apie kodėl jisai kuria vaikams ir kodėl stengiasi vežtis į kitus kraštus, nes jisai pasidalino savo asmeninę patirtim, kad yra matęs tą sunkią vaikystę ir nori, ir kad jį labai įkvėpė atvažiuojantys iš didmiesčio žmonės, kūrėjai, ir jis nori tą pavyzdį vėl pats galbūt ateityje tapti tokiu pavyzdžiu ir padėti jiems vaikams. Tai labai įdomu pasirodė, kad čia yra toks suvedimas tiesioginis kažkokios vaikystės problemos, kuris sprendžiama šitais profesiniais pasirinkimais galiausiai. Norėjau tavęs paklausti, ar matai tokių sąsajų tu savo gyvenime, kad galbūt kažkas atėjo pas tave iš vaikystės, kas įtakojo tavo pasirinkimus šiandien? Yra. Aš būtent iš vaikystės esu atsinešus labai didelį pasitikėjimą savimi.
Mano vaikystė, jeigu Raimondas gali pasidalinti visiškai kitą patirtim ir jo intencijos ir kūryba yra nukreipta iš stokos vaikystėje ir tam tikrų dalykų, tai aš esu tarsi iš kito pasaulio ir sakau, mūsų sąjunga su Raimondu, ta profesinė kūrybinė yra tokia, kad aš net nebūčiau pasižiūrėjus, tiesą sakant, tą kryptim, kurią mato jisai, bet aš tą savo patirtį profesinę įgytas visas žinias, jos tarsi įsižemino ir įgavo prasme, pamačiusios tą kryptį, kur tai galima panaudoti. Nes mano vaikystė, jinai buvo labai saugi, labai kryptinga, aš augau sostiniai, gyvenau centre, mokiausi Čiurlionio menų gimnazijai, aš turėjau labai smarkiai mane palaikančius tėvus, aš visada į mokyklą būdavau nuvežta, parvežta, aišku, pas mus krūvis buvo nežmoniškas, nuo 8 ryto iki 8 vakaro būdavo pamokos ir baleto spektaklių repeticijos, bet visą tai, kaip aš augau ir jau vėliau besigilinindama į pedagogiką, man netgi buvo toks trigeris, aš nesupratau, kas yra, kodėl reikia kažkaip motyvuoti vaikus. Kodėl aš kaip pedagogė iš vis turiu galvoti apie kažkokią tai motyvavimą. Kas jiem yra tiem vaikam? Aš negalėjau niekaip suprasti, kad, būna žmonės neturi motyvacijos ir būna visokių mokyklų ir būna visokių veiklų neįdomių, kurių nesinori daryti ir iš ten kylančių begalės problemų. Aš jau dabar irgi savo vaikus augindama su daug ko susiduriu ir apie daug ką tenka labai pagalvoti. Tai mano vaikystė buvo ta, kur aš buvau labai, labai saugioj aplinkoj, labai kūrybiškoj aplinkoj. Mano visi savaitgaliai būdavo praleisti teatre arba pačiai šokant, arba pačiai stebint spektaklius. Paauglystėje mūsų visų pasimatymai irgi vyko arba filharmonijoje, arba dramos teatre, arba operos ir baleto teatre. Tai visa ta aplinka, jinai labai įkvėpė ir sudėjo pamatus profesijai. Ta, ką aš ir dabar darau, nes aš tiesiog jaučiu, ką aš daug kuriu ar darau, ar kaip pedagogė dirbu. Aš tam tikrų dalykų net negaliu įvardinti, nes tai yra tarsi kaip fundamentalu. Aš tiesiog žinau, aš tiesiog žinojimą turiu apie tai, ne kaip įgyta, ne kaip išmokta, o kaip kažkokie tai fundamentalų žinojimą atėjusi nuo vaikystės, kur tarsi susikloja pamatai tiesiog dėl aplinkos, kurioje aš buvau ir kurioje aš gyvenau. Tarkim, kai irgi eina kalbos apie paauglystę, esančias problemas, aš tokių neišgyvenau, aš tokių nemačiau, nes tiesiog mano aplinka, kurioje aš augau, buvo kitokia. Tarkim, mes net neturėjom kada užsiimti paauglystės kažkokių problemų sprendimais, nes mes nuolat buvom, nes visa aplinka, kurioje aš buvau, Čiurlionio menų gimnazijoje, mes buvom labai sutelkti ir sukoncentruoti kūrybą. Aš tiesiog negalėdavau išgyventi vasarų, kad greičiau tik į mokyklą reikėtų eiti, nes ten taip kietai, nes ten tu visada kuri, susitinki su draugais, su klasiokais, su dailininkais, su muzikantais ir nuolatos esi kūrybiniam procese ir nuolat vis kažką turi daryti ir vis kažkas turi kažkokį rezultatą, nes išeini tai į sceną, tai kažkokią parodą, tai kažkokią operą savo pristatinėjai. Buvo labai, labai, labai įdomu. Tai mes labai esam panašus labai daug kuo, bet savo pasirengimų ir pasiruošimų, tarkim, jeigu Raimondas matė tokį visai gilų provincijos gyvenimą su didelė stoka, tai aš mačiau visai kitokią, aš sakau, žinai, tu iš kaimo, iš sostinės. Bet tai labai gražiai sudėrėjo prasminant savo veiklas, nes aš tas visas žinias, jos tarsi buvo, kabėjo, aš taip turėjau tą energiją, bet aš jos tarsi neturėjau kur kaip nukreipti, tarsi nemačiau, o Raimondas jis tarsi tapo akis, jis man parodė, žiūrėk, atsisuk, čia yra kaimas, čia yra bėda, jiems reikia šito. Ir tai kažkaip labai gražiai pradėjo skleistis ir atsiverinėti galimybės tai sklaidai. O norėjau dar paklausti, tu minėjai irgi viename interviu, kad esi beldusi į daug durų, kūrybinė prasme, ir tiesiog jos neatsiverdavo,
O su vaikų spektakliais buvo daug paprasčiau, tarsi jos ir atsidarė ir dėl to tu pasirinkai būtent šitą kelią. Vis dėlto kas buvo tos durys, kurios neatsvėrė? Ar gali konkrečių pavyzdžių pasakyti, kas tenais vyko toj profesijai? Jau dabar tai aišku, jau juoką kelia. Aš į akademijos magistrą įstojau iš 4 karto. Nu, ta prasme, palaukit, apie ką mes čia? Į magistrą akademijos iš 4 kartą. Aš pati negaliu patikėti šitais skaičiais. Ta prasme, tai galima į tai žiūrėti kaip nesėkmę, bet šiandien man tai jau kelia aišku juoką. Nes aš į magistrą stojau tik po bakalauro iš karto baigus. Visi kursiokai stojau, aš neįstojau. Aš net nesuprantu realių argumentų, nes aš gavau labai aukštus vertinimus iš bakalauro. Ir man gerai sekėsi. Ta prasme, aš buvau gera studentė, darbšti ir aš ten pilna ten tų vaidmenų sukūriau baigdama bakalaurą. Bet aš neįstojau, aš net nesupratau, kodėl. Galiausiai paskui jau po daug laiko, kai aš jau vėl nusprendžiau, kad aš noriu gal režisūrą, stojau ir neįstojau. Tada stojau dar ten į vaidybą magistrą. Neįstojau. Ta prasme, kodėl? Man buvo žiauriai keista. Tai aš galvoju, kitas žmogus mano vietoj, nu tai jau seniausiai būtų išėjęs kokį nors administracinį darbą dirbti. Ne, aš stojau 4 kartą ir stojau 4 kartą. Doktorantūrą. Iš 2 karto įstojau. Nu, okei, doktorantūra yra rimtas reikalas. Tikrai ne visi stoja ir iš 1 karto, ir iš 2 ne visi stoja. Bet aš kai žiūriu atgal, aš tai šiandien tai suprantu, kodėl aš neįstojau. Ir kodėl? Nu, todėl, kad tada nereikėjo, todėl, kad tada buvo blogas metas. Todėl, kad tada tai pasirinkus manęs niekur nebūtų nuvedę. Arba nebūtų nuvedę ten, kur aš esu šiandien čia. Labai paprastai, toli neieškant, nu, aišku, aš doktorantūrą baigiau prieš metus, nustojau prieš 5 ar ne metus. Tai, 5 metų ar nerėžė įmant. Aš 1 metus į doktorantūrą stojau, su labai bloga tema. Pavyzdžiui, man šiandien taip atrodo. Aš šiaip apskritai išmokau tokį dalyką, netgi, kai rašom paraiškas, gauti finansavimą ir negaunam finansavimo, aš šiaip išmokau nebesusikrimsti tą akimirką, tiesiog atidėti viską kuriam laikui, tą projektą ir jį pažiūrėti po kiek laiko. Ir aš jį žiūriu po kiek laiko, skaitau pastabas ir sakau, nu rimtai, nu žiūri be ryšio, čia viskas parašyta. Nu neaišku, tai man tai aišku, bet kas parašyta, tai neaišku. Ir kažkaip galiausiai, kai pataisius pastabas, tie finansavimai projektam realizuoti ateidavo, aš supratau, čia yra kelias, tiesiog reikia išlaukti, palaukti, mokytis ir padaryti. Tai čia taip nukrypau į tą, apie projektus, apie paraiškas, o apie doktorantūrą kalbant, na vis tiek, aišku, aš dariau visada daug visko ir ta veiklos sritis atrodo plati, bet tema mano 1 metus stojant, nu, manęs niekur nebūtų nuvedus. O apie ką tu norėjai? Apie ką norėjai rašyti? Aš norėjau rašyti apie judesio teatrą, tiesiog apie fizinį teatrą ir apie... Aš tiksliai temos dabar neatsakysiu, bet pagrindinis objektas tai buvo analizuoti judesio teatrą. Bet tai tas judesio teatras, jisai tiesiog kaip metodas šalia to, ką aš galiausiai kitais metais stojau supratus, kadgi mano kryptis tai yra tyrinėjimų, tai būtent teatras labai mažiem vaikam, kurioje ir atsiranda tas judesio teatras kaip metodas, priemonė, su kuria aš susitinku su žiūrovu. Tai galiausiai atradus tą temą, išsikristalizavus temą, nu, mane atvedė ten, kur aš esu ir ten, kur aš turiu raišką. Lygiai taip pat ir su magistro studijom. Tie mano visi kitol bandymai buvo, tai ačiū Dievui, kad aš ten jos neįstojau, tiesą sakant, su... Jo, iš vienos pusės pasižiūrėjęs, atrodo, nu kaip taip gali būti, bet iš kitos tai ačiū Dievui, nes tarkim tas mano 4 lemtingas kartas buvo, man supuolė su puikia komanda, su puikiais kursiokais, su kuriais bendražykiais, su kuriais aš iki dabar kuriu, kurie tapo ir labai kai kurie iš jų artimi draugai. Aš tiesiog atradau apskritai teatro pasaulį iš naujo ir aš tuos porą metų mokiausi labai daug tiesiog iš jų, nes tai jau buvo brandus kūrėjai, dirbantis skirtingose teatro formose.
Ir labai tiesiog įdomu buvo su kiekvieną kartą ateiti paskaitą, susitikti su jais ir diskutuoti viena ar kita tema susijęs su teatru. Ir sakau, žinai, ta akademija mūsų irgi toks dalykas, kad vieni arba labai myli, kiti arba labai nekenčia. Tai tie, kurie nekenčia, visiškai sako, o Dieve mano, man tokios nuobodos paskaitos, buvo tuščias laiko gaišimas. Tai aš ačiū Dievui to nepatyriau, nes man visada buvo labai įdomu. Bet čia gal irgi nuo žmogus priklauso, nes man ir bakalaurė buvo žiūri įdomu. Man, ta prasme, visur viskas įdomu labai. Bet ką žinau, gal taip man supuolė, gal man taip sutapo, kad buvo įdomu susitikti su žmonėm, bendrauti, dalintis. Įdomu tau turbūt ir ta akademinė veikla, kaip suprantu, nes tų diplomų tai turi ne vieną. Kiek 2 magistrus turi bent jau? 3. Tai vienas iš edukologijos universiteto. Taip, aš teatro edukologijos magistrą subaigus. Ar Vilniaus pedagoginis universitetas jis vadinosi. Tada akademijoje baigiai ir paskutinis magistras buvo baigtas tuo pat metu, kai studijavai doktorantūroje, teisingai? O taip, jo. Čia buvo toks mano nerealiausias pasirinkimas gyvenime, kur aš sakiau, kodėl aš tai padariau. Gyvenime daugiau nedarys, nes aš tais pačiais metais gyniausi ir doktorantūrą, ir magistrą. Šiaip iš labai sunkios profesijos. Man buvo ženkliai sunkiau baigti vadybos universitete, jis ėmė švietimo lyderystės magistrą. Man buvo sunkiau baigti negu doktorantūrą. Visų pirma, tai ir sritis visai kita, ne ta, kur aš daug metų buvau šaknis įleidus. Bet buvo irgi be galo įdomu ir man labai labai daug žinių davė. Ir mano pats tyrimas buvo, ką aš atlikinėjau. Tai pastumėjo ir mūsų nepriklausomo teatro visą vystymąsi. Aš rašiau apie nevyriausybinių edukacijos kultūrą organizacijų finansų pritraukimą ir lėšų paskirstimą, nes galvoju, kažkoks buvo etapas, iš tikrųjų doktorantūrų irgi buvo, taip viskas rožiam klota nebuvo, tai šiandien aš jau galiu, žinai, ramiai ir spektaklių sukūrus ir laipsnį apsigynus, žinau jau ir kaip kurti ir ramiai, kad galiu pati savo kurti savo teatre, nebūtinai laukdama pakvietimų iš kitų teatrų. Bet buvo tikrai etapas, kai atrodo, nei aš čia turiu kur kurti, nei mane kas kviečia, nei tie finansavimai kažkaip gaunami. Buvo toks etapas, galvoju, kažkaip reikia daugiau sutelkti dėmesį ne į kūrybą, o į vadybą. Nes norint, aš visada labai prisimenu tokį gražų posakį Raimundo močiutės, kuris sakydavo, dailininkas norėdamas tapyti, turi turėti už ką nusipirkti dažų ir teptuką. Čia tokia sena labai išmintis, bet galvoju, bet rimtai. Menas menu, alkanas menininkas viena medalio pusė, bet tai, kad reikia turėti tiesiog elementariai iš ko kurti, aš galiu turėti genialių idėjų, bet man reikia repeticijų salės, kurioje repetuot. Tai man reikia, jeigu aš vaikam kuriu ir kažkokių daiktų, ir kažkokių objektų, ir, juodoje aplinkoje vaikam nesukursi nieko. Tai mes tiesiog taip su Raimondu supratom, kad reikia mesti pajėgas, nes su kūryba mes tiesiog pajutom, kad viskas pas mus yra gerai, mes turim idėjų ir gerai mes kuriam, bet reikia kažkaip išjudinti tą vandenį, kuris yra susijęs su lėšų pritraukimu, nes tai irgi yra energija, kuri turi transformuotis į kažkokį kūrybinį rezultatą. Ir tai labai daug davė ir labai daug atnešė. Ir mes su Raimondu labai daug kaip vadybininkai dirbam ir didelį labai darbo dalį kūrybinę sutelkiam į vadybą. Ir tai atneša labai didelį džiaugsmą ir pasitenkinimą, nes turi būti balansas. Mūsų supratimu turi būti balansas tarp kūrybos ir tarp kūrybos vadybos. Nes priešingų atveju kažkaip neplaukia ledai. Koks tavo atradimas buvo iš šitų studijų vadybos? Koks didžiausias atradimas, tarkim? Kažkaip daug man tų atradimų. Pirmiausia, tai kad aš vėlgi atradau daug žmonių. Man apskritai gal gyvenime labai yra svarbu tiesiog susitikimai su žmonėm. Kodėl aš ir labai myliu savo profesiją, tiek kaip meno edukologės, taip kaip kūrėjas, kad yra galimybė susitikti su žmonėm, dalintis ir keistis. Tai švietimo lyderystės studijose aš turėjau 60 kursiokų iš visos Lietuvos, kurie buvo mano bendraamžiai ir kai kurie jų netgi vyresni, jau užimantis kažkokias stabilias
dažnai ir aukštas pareigas, mokyklos direktorių pareigas. Tai buvo švietimo vadybininkai, kurie jau dirba ir kurie turi labai daug žinių. Tai pagrindiniai iš esmės tai buvo mokyklos direktoriai ir mokyklų pavaduotojai iš visos Lietuvos. Tai buvo be galo įdomu pamatyti, nes aš pati dirbu švietimo srity, bet mano švietimo sritis toks meninis ugdymas ir dažniausiai yra neformalus ugdymas, bet buvo labai įdomu pamatyti kaip iš vidaus, kaip viskas veikia visoje Lietuvoje, kokios tendencijos švietimo yra, švietimo vadybos, kaip viskas vyksta, kokios yra galimybės, labai daug ryšių, labai daug kontaktų atsirado ir daug galimybių skleisti tą savo meno edukologiją būtent per tos ryšius. Na ir šiaip pačios studijos jos buvo nuostabiai harmoningos ir labai labai vadybiškai gerai sustyguotas. Mes irgi su Raimondu juokdavomės, jis sakydavo, tai ko tu nori, taigi ten yra vadybos universitetas, jie negali blogai suvadybinti studijų. Tiesiog visa ta švara ir aiškumas, į kur einama, kaip einama, visa struktūra. Viskas buvo labai labai aišku ir tuo pačiu dėl to labai sunku. Ja, nes man iš meno pasaulio atkeliavusi, iš akademijos studijų atkeliavusi, kur kažkaip maždaug viskas numanoma, nutuokiama. Kažkaip būtent ir pagalvojau, kad iš vieno šito pasaulio nuėjus į tą vadybos pasaulį turbūt turėjo pasijausti stipriai kontrastas. Jo, bet jisai man patiko. Jisai subalansuoja, žinai, tada. Kažkaip aišku viskas. Taip. Bet kodėl tau reikėjo studijų būtent? Nes kai pagalvojai, galėjai pati turbūt paskaityti, pabandyti, pažiūrėti, pasikalbėti su kažko, bet būtent norėjai magistrą turėti šitos srities. Oi, iš tikrųjų, tai žinai, aš labai spontaniškas žmogus. Aš labai supykau. Nes aš labai daug metų vadybinau savo veiklą. Aš tik baigus studijas, aš įsisteigiau savo nepriklausomą organizaciją, menų studiją, kuriai vadovavau ir aš daug metų turėjau veiklą vadybinę. Turėjau ir mokytojus, kuriuos kviečiau dirbti kartu su vaikais ir kažkaip aš labai tvirta toj vadybos srity jutausi. Bet buvo laikas, kol reikėjo išsiubuoti savo dabar teatrą, savo nevyriausybinę organizaciją, kurioje teikiant paraiškas aš visada pasirašydavau kaip projekto vadovė. Ir man metai, keletą metų vis paraiška po paraiškos būdavo vertinimas, kad per maža vadybos patirtis, kad stokojama vadybos kompetencijos. Ir man tai pradėjo pikto daryti, bet aš tikrai turiu tos vadybos kompetencijos, to kad aš tai darau daug metų. Bet aš neturiu laipsnio vadybos kompetencijos. Gerai, aš įgysiu tą laipsnį vadybos. Ir kaip ir mano pirmas postumis toksai buvo, ir paskui aplinkoj kažkaip bekalbant, besidomint išgirdau gerų atsiliepimų apie būtent tą specialybę, apie tą universitetą ir kažkaip buvo metas, iš tikrųjų tokia man buvo ir kūrybinė krizė, kad tiesiog nėjo dalykai. Buvo metas, kai, sakau, ir negaudom finansavimo ir neturėjau kvietimų teatruose statyti, ir vėl tas pats, ir vėl aš dabar čia nieko nekursiu, ir gerai galvoju, eisiu gilin į švietimą ir vadybos sritis yra ta, kurioje aš visada jutausi, kad irgi turiu kažkokių tai kompetencijų, net tiesiog daug metų tai dariau. Ir įstojau. Ir pradėjau mokytis ir kaip tik tuo metu pradėjo eiti labai gerai dalykai teatre. Ir galbūt tas sunkumas ir buvo pagrindinis, kad reikėjo poros metų doktorantūros studijų, kad viskas išsisiubuoto. Man per vidurį tokia krizė įvyko, tarsi duobė ir aš norėjau ryškiau, greičiau, daugiau ar ne tokios klaidos. Bet būtent po 2 metų pradėjo viskas augti. Tas indėlis, kur buvo įdėtas, jis pradėjo duoti savo vaisių ir savo rezultatų kažkokių. Ir taip ir sutapo, kad aš tuo metu ir vadybai buvau, ir doktorantūroje, ir kūryba, ir teatras labai gerai pradėjo eiti dalykai. Bet aš tokios avantūros nekartočiau ir niekam nerekomenduoju. Nes buvo beprotiškai sunkus metas, nes tikrai atrodė, kad neišgyvensiu. Buvo tikrai toks jausmas, kad aš atsiguldavau vakarais ir aš ką darydavau? Aš skrolindavau vasarnamis ir jūras ir galvojau, bet liko dabar tik tiek mėnesių ir bus vasara, ir bus jūra, ir bus vasarnamis, kuriame mes atostogausim ir ilsėsimės. Dar prie viso to tu turi šeimą, 3 vaikus. Jo. Tai suspėdavai dar juos iš darželių pasiimti, ar kažkas pagelbėdavo? Ne, tai čia yra
toks kolektyvinis dalykas, aš kaip visada sakau visiems, jeigu tik galit, studijuokit, kol neturit šeimos, nes paskui tai yra labai labai sunku suvadybinti šitus visus dalykus. Tai čia mūsų yra bendras darbas ir mano vyro, ir mano tėvų, nes be pagalbos, turint vaikus, turint šeimą, tokių dalykų neįmanoma padaryti, nes bet kokiu atveju turi persiklot kažkokie dalykai, turi kažkokius gyvenimo etapus sutelt labai smarkiai į kažkokį tą, savo profesinį dalyką. Tai be vyro pagalbos aš to tikrai nebūčiau padariusi, be jo palaikymo, nes mūsų tokia profesija yra, kad tie grafikai nuolat kintantis, jis irgi kaip aktorius, jis nuolat važinėja, turi kūrybinius pastatymus. Tai tiesiog mes planuodavom pusę metų į priekį, matydami savo grafikus, kad čia manęs nėra, kokias 2 savaitės, aš tiesiog rašau, čia manęs nėra, aš kuriu spektaklį, čia tavęs nėra, tu išvažiuoji, turi gastrolės, čia tau premjera, čia tas. Mes tiesiog taip susibalansuojam nuolatos, kad tiesiog vienas labiau perima šeimos ir buities visą krūvį, kol kitas turi tokią stiprų kūrybinį metą. Tiesiog vienas nusiimam tada nuo savo kūrybinės veiklos. Bet tai įmanoma padaryti, tiesiog planuojant. Ir kitas dalykas, tiesiog išmoksti per tą laiką labai mobilizuotis ir koncentruotis. Aš žinau, kad aš turiu 3 valandas ir per jas aš turiu parašyti paraišką. Ir aš turiu per jas parašyti. Nėra kito pasirinkimo. Ir tada su tuo atsiranda, daug kitų dalykų. Kaip išmoksti, tada daug kažkokie kiti metodai ateina, kad ten atsijungia nuo socialinių tinklų, pasidėti telefoną, nieko. Bandai netrigerinti dėmesio, tai irgi su tuo atsiranda savo kažkokie momentai, kad kaip nepervargti, 5 valandas arba non-stop rašti, arba 8 valandas, aš atsimenu, sėdėdu rašai 8 valandas. O Dieve, tai aš dabar kaip juokiuosi, prisimenu, aš menų spaustuvėj mes reziduojam, turim savo ofisą, tai bet aš jame ir baiginėjau rašyti disertaciją. Tai būdavo, aš bandžiau tą metodą, kad 20 minučių rašai, 5 ilsiesi, 20 rašai, 5 ilsiesi, ir tada tas ilgesnės pertraukas, tai aš būdavo išeinu iš ofiso, ar einu iki virtuvės kavos pasidaryti, ir taip einu pakampiais, kad tik nieko nesutikti, kad manęs tik niekas neužkalbintų ir nepertrauktų mano minties. Taip, tai taip labai mobilizuotis tiesiog reikia. Labai taip pritaikai tos vadybos principus ir asmeniniam gyvenime. Vaiščiai taip susiplanavai, padarai taip kaip... Žinok, man atrodo, kad tai yra labai, visa apimantis dalykai, tai yra labai susiję dalykai. Kad nėra atskirai to, arba atskirai to, tai yra visa. Visa bendra. Aš su pedagogais dabar, ar ne, kiek po mokyklas važiuoju projektus turiu, sako, tos pedagogikos yra labai mažai. Yra vadyba pagrindinis dalykas klasėje, kad tu ilgiausiai vadybinį klasę, kol tas anas visokie vienokie, kitokie klausimai. Ir tą dalyką savo mokini, tokį nedidelį procentą visos dalies. Tai man atrodo, ir visur taip yra. Gyvenime irgi. Kai manęs irgi klausia, kaip jūs suspėt, ką žinau, kaip suspėjom, kaip ir visi tik greičiausiai, susiplanuoji, susivadybini dalykus. Žinai, kiek, kur, kada turėsi laiko ir darai. O tu turėjai laiko pailsėti po doktorantūros studijų, magistro studijų, visų šitų studijų, ar jautiesi jau atsigavus? Turėjau. Ilsiuosi. Dabar. Dabar ilsiesi. Jo, aš dabar jaučiuosi galinti savo susidėlioti tokį grafiką, kuomet aš galiu ramiai, saugiai skirti laiko ir savo kūnui, ir savo dvasiai, ir buičiai, ir šeimai, ir vaikam. Aš tiesiog negaliu atsigerėti to jausmų, kai aš tiesiog galiu tvarkyti namus neskubėdama, nes tai kažkaip labai labai didelė harmonija įveda. Tiesiog skirti laiko visom lentynom. Aš jokame, taip mistifikuojam teatras, kūrybą, bet mes visi paprasti žmonės, kurie turim tą pačią buitį, kur reikia viską išsiskalbti, susitvarkyti, reikiančius vaikus nuraminti, visokius mokyklos, darželį rūpesčius įspręsti. Tai, gal ne apie tai, kad pailsėti, bet aš džiaugiuosi, kad aš turiu tiesiog žemiškiam, buitiškiam dalykam, ne tai, kad laiko, bet dėmesio savo galvoje. Jo, kažkaip man labai įdomu, kad sulig doktorantūros apsiginimu manyje kažkokia
viduj man pačiai pasklido visiška ramybė. Ir nesvarbu, ką aš dabar bedarau, bet man nebėra noro nieko aplinkai, kitiem ir svarbiausia savo įrodyti. Nes va tos ir studijos, ir vienos, ir kitos, ir mėginimai, ir vieną, ir kitą daryti, jisai buvo iš stokos. Aš tiesiog nuolat jutau stoką, saviraišką ir savirealizaciją, nes tos kažkokios energijos ir noro kurti, jie visada buvo labai kažkaip pas mane daug. Čia aš nežinau, nei čia mano kažkoks nuopelnas, aš tiesiog manau, kad tai yra atsineštiniai dalykai, žmonės su skirtinga įkrova, aš manau, energinė ateina, tai va aš visada viduj visko labai turėjau daug ir aš tiesiog neturėjau viso to, kur išleisti, realizuoti ir man norės ir tą daryti. Ir va būtent doktorantūros studijos tas maksimalus susikoncentravimas ir visą tai, ką reikėjo tenai, reiškia, įveikti ir save, ir aplinko, ir savo profesijai, man tokį davė patvirtinimą. Ir aš šiandien pagaliau jaučiuosi pakankama. Ir pakankamai gera. Ir kaip kūrėja, ir kaip mama, nes aš turiu viskam pagaliau laiko, dėmesio, manyje kažkoks, tiesiog kažkoks nurimo ieškojimas, nežinau, savo vietos pasaulyje. Aš jaučiuosi tvirta tame, ką aš darau, ir man nebėra noro ir poreikio niekam nieko įrodinėt. Man tiesiog labai smagu ir gera tai, ką aš darau. Aš daug turiu patvirtinimo ir iš aplinkos, ir iš vidaus, kad viskas yra gerai. Mano kelias buvo toks, man reikia tiek nueiti ir tiek viską nuveikti, kad aš šiandien pati savo jaučiuosi pakankama. Ką galėtum palinkėti žmonėms, kurie dabar sėdi kūrybiniai arba asmeniniai nesėkmėj ir vis dėlto laukia, kol viskas susitvarkys, kaip išbūt tą laiką, nes dažnai gal tiesiog reikia išbūt. Tai greičiausiai, kad išbūt reikia, nes be to išbuvimo ir išgėdėjimo, jeigu tai yra kažkokia tai, sakykime, nesėkmė ar krizė, nieko neatsitinka. Ir greičiausiai ta nesėkmė irgi neatsitinka be reikalo. Aš tai mėgstu į visą tai visada pasižiūrėti ir galbūt kvieščiau, jeigu įmanoma, į tai pasižiūrėti kaip į galimybę gimstančio kažko naujo. Kažkaip man atrodo labai svarbu tai nesėkmei neabsoliutinti visko ir nedaryti apibendrinimų ir svarbiausia nenuvertinti savęs, nes galbūt tai tik tai yra akimirka, posūkio taškas, kuris pasisuks labai gera linkme ir kuris visgi atneš labai gerų atradimų, naujų susitikimų, naujo savęs pažinimo. Ir galiausiai viskas bus tik į gerą. Tiesiog reikia išlaukti. Ačiū tau, Ieva. Ačiū, Milda, kad pakalbinai.